Apie kraują šlapime. Nu taip, gal biškutį neįprasta tema, bet manau, kad labai svarbi ir noriu pasidalinti savo patirtim. Šitame kanale, šitoj paskyroj pas mane aš kalbėsiu apie sveikatą, turtus ir laimę. Ir pagrindas sveikata, turtai tai aš turiu omeny turtus gal kaip ne tokius piniginius dalykinius turtus, bet tą jausmą, kad tu esi turtingas, žinai, kad visko tu turi, kad ko reikia ir kada reikia ir kiek reikia ir apie tokius turtus aš turiu omeny. O laimė, laimė irgi tas pats. Laimė yra čia ir dabar pasiekiama. Šitame dabartinėme momente, žinai. Tai va, o šiandien norėjau papasakoti apie kraują šlapime, žinai. kaip čia buvo su manim ir kaip aš pašalinau visą tai, kas nereikalinga, žinai. Kaip minėjau, gal nelabai įprasta tema, bet reikalinga. Man tiesiog veržiasi siela ir nori papasakoti viską. Tai va, pasidaryk arbatos, žolelių, ką nors biškį cukraus, citrinos ir pasiklausom. Ir malonu visus čia matyti ir girdėti. Tai va. Aš Vaidas, jeigu kas nepažįstat, aš užaugau Traksėdžiuose prie Šilutės, 50 km nuo Klaipėdos. Ir kai aš užaugau, tuo momentu buvo, kai mes buvom jauni, mokykla vesdavo mumis į punktą medicininį. Ten tikrinti dantis, ten tikrinti sveikatą, svorį, ūgį ir taip ir toliau ir panašiai. Nežinau, ar dabar taip yra, čia rašau aš sausį, ne sausis, jau vasaris, jau vasario 1. Čia rašau šitą įrašą vasario 25, tai nežinau, ar dabar vyksta tokie dalykai ir mokyklos veda į punktus medicininius atlikti priežiūras visokias, žinai, sveikatos vaikam ar ne. Tada, kai aš užaugau, mes turėjom gyvenvietėj tuoj Traksėdžiuose punktą medicininį. Ten dirbo seselės tokios. Viena, iš tikrųjų, man tas punktas buvo man priešais langus. O kaimynė 3 aukšte buvo tokia Vaitiekienė, dirbo tame punkte. Ir kažkada vedė mumis patikrinti, man atrodo, tikrino kraują, šlapimą, dar kažką, tai aš tiksliai neatsimenu, kiek man ten buvo, aš nežinau, man ten buvo net nežinau, 6, 8, 10, gal kokie 8, 7, 8 gal metai. Tiksliai nežinau, jo, nuo 6 iki 10 gal. Ir buvo patikrinimo diena, vedė patikrinti sveikatą. Šlapimą patikrino, viską ten patikrino, kraują, žinai, man atrodo, pridavėm. Ir
Ir tada sužinojau, kad pirmą kartą, kad mano šlapime yra kraujas, žinai. Nu, ne tai, kad kraujas, nebuvo, kad matomas kraujas, žinai, mikroskopiniam dalelėm, žinai, kraują rado. Nes tenai, kai tyria, žinai, jie žino, ar ten turi būti kraujas, ar neturi būti, žinai. Tai va, kažkaip mikroskopiniam dalelėm kažkokį kiekį kraują rado, pirmą kartą sužinojau tada. Ir kažkaip atsimenu, ta seselė Vaitikienė kažkaip sušnekėjo su mano mama ir tipo mane nuvedė į punktą ir suleido man į užpakalį vaistų, žinai, ampulę. Nuo inkstų, žinai, nuo inkstų. Kaip nuo inkstų, kas nuo inkstų, kokie vaistai, kokias ampulės, žinai. Bet aš atrodžiau, žinai, normaliai atrodžiau, aš to kraujo aš niekada, jokių skausmų aš niekada nejutau, nieko, viskas tikrai, žinai, viskas tvarkoj. Ir suleido man kažkokį vaistų, žinai, į užpakalį, ampulę kažkokį. Nu ką, ir sako, reikia važiuoti į ligoninę, žinai, reikia važiuoti tikrintis. Nu gerai, mama nuvežė mane į ligoninę iš Šilutės, paguldė mane ir mane ten tyrė kažkiek tai laiko. Aš tiksliai neatsimenu kiek. Nu ką, ten pacaniukas buvau, kiek man ten metų buvo, kaip minėjau. Atsimenu, man ten tyrė, aš ten gulėjau, kiek ten, aš nežinau, kiek dienų. Kelias dienas savaitę ir ten reikėjo šlapimą, visą šlapimą, kiek šlapinės per parą, atsimenu, reikėjo ar per 24 valandas, ar per kažkur tai tiek, reikėjo šlapimą dėti į stiklainius ir dėti į spintą ten ir žiūrėti, kiek prišlapinė, žinai. Ta daktarą atsimenu dabar, žinai. Toks įdomus daktaras buvo, keistas, žinai. Neatsimenu jų pavardžių, aišku. Nu, jie ten mane palaikė, nieko nerado, aišku. Ten kažką patyrė, neatsimenu, kiek ten laiko patyrė. Ir paskui, atsimenu, mane išleido namo ir kažkaip tai davė leidimą, siuntimą į Klaipėdą vežė tikrinti į jūrininkų ligoninę. Ir atsimenu, mane ten nuvežė, paguldė. Irgi tyrė labai stipriai. Ką tenai man jie nedarė, jūrininkų ligoninės, žinokit. Tenai Šilutės ir Klaipėdos jūrininkų ligoninė yra, žinai, kaip tamsa ir šviesa, labai didelis skirtumas. Ir irgi neatsimenu, kiek ten laiko buvau aš paguldyta savaitę, 2. Ką ten man jie nedarė? Nuostabus žmonės iš tikrųjų dirba ir seselės ir daktarai, tikrai nuostabus, profesionalai. Talentai, visi, žinai, žino, ką daro ir tais laikais dar buvo, nežinau dabar iš tikrųjų, aš pas daktarą nebeinu jau nuo 12 metų, jokių problemų neturiu. Dabar gal tas sistemas dabar visai kitokia sistema, žinai, kaip aš dabar matau ir suprantu. Tada daktarai, seselės, žmonės ten, kurie dirba, nuostabus, tikrai mane taip stengiasi. Pas tų žmonių, kai dabar prisimenu, pas tų žmonių buvo toksai noras padėti žmonėms, žinai, toksai nuoširdus noras padėti žmonėms. Kai dabar tokia ateina informacija man. Tokie geri visi seselės visos, padėjėjos, daktarai. Labai, labai geri žmonės, žinai. Mane labai ten tyrė. Ką man ten nedarė? Aš bandysiu atsiminti, ką man ten nedarė. Mane leido man vienu momentu suleido man į kraują, nuvežė kažkokį specialių skyrių, kur šviečia ten visą kūną kažkaip tai.
neatsimenu tiksliai, kaip mane ten švietė, suleido į kraują man tokią didelę ampulę, kažkokio skysčio, kurisai parodo, kai peršviečia žmogų, kaip parodo visas tos kraujagyslės. Tenai darė šitą. Ką ten dar darė? Klizmą statė. Iš pakaliuką šlangutę, žinai, plovė ten užpakaliuką. Ir jo klizmą statė. Ką dar darė? Visokie, žinai, ten, aišku, kraujo tyrimus, žinai, šlapimą, aišku. Ką ten dar darė, bandysiu atsiminti. Širdies ten tas kardiogramas visokias, ne? Ką darė, pasisodino mane į vieną skyrių, nuvedė, pasisodino mane seselę. Su tokiu dideliu švirkštu, tokia didelė adata, žinai, pradūrė abidvi nosis ir plovė mano sinusitus, žinai. Taip leido, taip pradūrė, taip trakšt, žinai, aš girdėjau kremzlę pramušo, žinai, toks garsas buvo ir leido tokį vandenį, kažkokį skystį, žinai, ir aš turėjau purkšti, žinai, iš nosies. Tai iš abiejų pusių, žinai, ir plovė sinusitą, žinai. Ką ten dar, visokiausių dar, aš dabar kažko tai neatsimenu. Visokiausi chirurgai, visokiausi vidinių organų daktarai tenai ateidavo, žiūrinėdavo, mane spaudinėdavo viską, žiūrėdavo. Norėjo daryti epiopsiją. Biopsiją. Norėjo daryti biopsiją inkstų. Bet kažkokia daktarė, jau ten buvo susirinkimas, atėjo pas mane žiūrėti keli daktarai. Reikia, sako, kažkoksai vienas sako, kad reikia daryti biopsiją. Tas man daktaras nepatiko, aš atsimenu. O kita daktarė sako, ne, žiūrėk, sveikas vaikas, viskas tvarkoje, biopsijos nereikia daryti kol kas, žinai. Taip ir nedarė, nereikėjo. Nes ten girdėjau, žinai, iš vietinių ten ligoninėje patpalatų tenai kažkaip tai nelabai gerų atsiliepimų apie biopsiją. Tai gerai, man to nedarė, viskas okei. Visokie daktarai ten ateidavo, klausinėdavo, žiūrinėdavo viską, žinai, tą. Dantį buvo kažkur, ten dantį taisė, man atrodo, tenai dar vieną, dantį taisė. Viską labai stipriai žiūrėjo, tvarkė, klausinėjo, tyrė mane, labai ten buvo ir technologijos ir viską, ir žmonės, sakau, visai geri, labai geri ir nustabus. Ir tai ir nieko man ten nerado, nieko neištyrė, nieko nesuprato ir kodėl tas kraujas yra šlapime. Tai mane kaip ir paleido kažkokiu momentu, išvažiavau namo, viskas gerai, ne? Ir aš jokių skausmų nejutau, nieko, tuo momentu, kai pamatė kraują šlapime, viskas gerai, žinai. Aš jaučiuosi normaliai, viskas kaip ir normaliai, žinai. Jaunas vaikas, jaunas vyrukas, žinai, stiprus, viskas tvarkoja, ne? Tai ir kitas momentas buvo, kai į armiją reikėjo eiti, žinai, mano daktarė ten šeimos šilutėj žiūri, sako, tu kraujo šlapime turi, ne, sako, čia vieni gyvena žmonės ilgai, su tuo nieko neatsitinka, žinai, nieks nežino, žinai, nieks nežino, ką darysi, ir išėjau į armiją, bet daktarai nustato, žinai, kai eini, ten reikėjo eiti patikrą, ne, ten, man atrodo, į armiją einant, aš mane paėmė į Kauną, į tą garbės kopą, į armiją, tarnavau tenai metus laiko. Ten, kai jau į ligoninę, kai jau medicininę į armiją eiti, ne, ten daktarė kažką tai
žiūrinėjo mano ten tą bylą. Na jo, taip, kartais žmonės turi, žinai, kartais nieko neatsitinka, žinai, kartais visi gyvena visą gyvenimą ir nieko neatsitinka. Nu, gerai, tu pasakėjai, tu žinai. Aš nieko nekaltinu čia, nei vieno daktaro, sakau, nei vieno žmogaus, niekam nieko neprimetu ir kiekvienas mes turim savo valią, ką daryti, žinai, ir mes gyvenam pagal savo, žinai, įsitikinimus ir norus. Aš tik tai savo patirtį čia, žinai, pasakoju. Tai į armiją aš ėjau, žinai, nes, žinai, su sveikatos problemom į armijas neima, žinai, o mane tai ant ribos, žinai, ir išleido. Tai tenai kaip ir buvo viskas ok, armijoje su sveikatom viskas kaip ir gerai. Ir kas toliau? Jo, taip ir paskui iš po armijos viskas kaip ir gerai, žinai. Jo, taip ir gyvenau visą tą laiką, viskas tvarkoja, jokių problemų, viskas gerai. Ir išvariau į Brukliną. Išvariau į Brukliną, ten irgi viskas tvarkoja, žinai. Ir irgi kažkada tai pasidarydavau. Ir prasidėjo sveikatos problemos. Vienu momentu sveikatos problemos prasidėjo man Brukline. Na, žinai, nežinom mes nuo ko, žinai, vienu momentais būna, žinai, mes nežinom nuo ko tas sveikatos problemos, žinai, nežinom, einam pas daktarų, žinai, ir irgi tyrimai buvo visokie kraujo, šlapimo, žinai, ir tenai rasdavo irgi, vienas daktaras sako, kraujo yra šlapime, žinai. Irgi tai mikroskopinės dalelės, žinai. Irgi tenai rado, sakau, man nuo mažų dienų, sakau, rado šitą ir vis dar yra, žinai. Nu, žinai, nu ką. Ieškau tų problemų sprendimo, žinai, su tais daktarais, kas čia man yra, žinai. Nu, aš iš tikrųjų dar nelabai drįstu, žinai, kalbėti, kokios ten problemos man buvo, gal kokį dieną papasakosiu, bet buvo gan gilios, žinai, sveikatos problemos ir gan tokios stiprios ir sudėtingos, ne? Tuo momentu, žinai, nežinau, kas vyksta, bet jo, ieškojau problemų ir vienas momentas buvo, čia toks ilgas laikos tarpas, žinai, buvo keli metai tas visas ieškojimas ir permetam kelis metus į priekį, kai aš pakeičiau savo maistą, žinai, mitybą, kai pradėjau valgyti augalinį maistą vien, kai atsisakiau mėsos. Tai dabar ir pasakysiu, žinai. Ta prasme, dar kartą pasakysiu, kad aš niekam nieko čia neprimetu, žinai. Kiekvienas mes turim savo valią, žinai, kaip gyventi, ką valgyti, ką gerti ir tikrai, žinokit, nieko neprimetu, tik tais aš pasakoju savo patirtį ir viską, žinai. Kiekvienas mes turim, noriu dar pabrėžti, kiekvienas mes turim laisvą valią, ką čia daryti ant šitos planetos, ant šitos žemės ir kaip elgtis ir kaip gyventi, žinai. Ir kiekvienas turim pasirinkimą, žinai. Jeigu mums kažkas patinka, mes tai darom, jeigu kažkas nepatinka, mes to nebedarom ir keičiam, ne? Tai nesupraskit mane klaidingai, aš tik savo patirtį pasakoju čia, kaip aš atsikračiau šito viso dalyko, žinai. Tai tas vienas momentas, kaip aš kraują pašalinau iš šlapimo, paprasčiausiai, labai paprastai, nustojau valgyti mėsą. Kai nustojau valgyti mėsą, visą mėsą, bet kokią mėsą, žinai, man kraujas
kraujo dalelės, mikroskopinės kraujo dalelės iš šlapimo dingo. Tiesiog dingo. Tyriausi kelis kartus šlapimą, Brukline tenai būdamas nebuvo, paskui čia į Europą parvažiavau, dabar Vokietijoje esu. Vokietijoje porą kartų dar tyriaus. Šilutė, man atrodo, Šilutė irgi, man atrodo, tyriaus dar vieną kartą. Paskui Vokietijoje vieną kartą, jo. Ir nebuvo jokio kraujo šlapime ir nebėra, žinai. Tai va, čia, man truko čia su tą suvokti, suprasti labai ilgai, žinai. Iš tikrųjų ilgai, čia ne tai, kad, žinai, metai laiko, mane mažą tyrė, mane mažą išvežė į ligoninės, paguldė, žinai, ir tyrė, kas yra, kas, žinai. Tai va, ir kai pakeičiau maistą ir šlapimas susitvarkė ir nebebuvo jokio kraujo. Tai va, ir dar kažką norėjau pasakyti. Tai va, čia gal bus tas filmukas toksai padės visiems medicinos darbuotojams, kurie dirba kažką tokio susijusi su toj srityje, žinai, kas yra susiję, gal tiem padės truputį, žinai. Tai va, ir gal iš ezoterinės pusės dar papasakosiu, kas yra mėsa. Gal visko nepasakosiu, biškai daugiau papasakosiu, konkrečiau ir aiškiau papasakosiu, pradėsiu pasakoti Telegrame. Tas pats pavadinimas, žinai, užeikit į Telegramą. Tas pats pavadinimas kaip ir šito YouTube'o, begalinė energija. Ten biškai aiškiau pasakosiu. Ir tai va, kaip čia dabar lengviau pasakoti, kad dar norėjau pasakyti, kad suvokimų man reikėjo labai daug, žinai, keletą suvokimų reikėjo per tą visą laiką suvokti, kas yra kas, žinai, kas yra maistas, kas yra mėsa, kas yra obuoliai, žinai, kas yra mėsa, kas yra gyvūnai. Čia suvokimų reikėjo, ne tai, kad sužinoti, kas yra kas, suvokimai tokie ateidavo man pastoviai, daug informacijos, pats žiūrėjau, pats labai stengiausi informuoti save, žiūrėti naujausios informacijos, žinai, patarimų žmonių, žinai, ir labai labai man padėjo paprasti žmonės su tam tikra patirtimi, man paprasti žmonės padėjo, žinai, iš tos sveikatos problemų išeiti, žinai. Tai va, ir tai va, ir mėsa yra, tie gyvūnai, tos mėsos, kurią mes valgom, yra, jie irgi turi sielas, žinai, ir jos yra sielos, ir kraujas gyvūnuose yra kaip toksai, kaip sielos variklis, toks, kaip čia pasakyti, tiesiog sielos energija teka per gyvūnų kraują, taip pat ir žmonių kraują. Gyvūnų ir žmonių, žinai, tiesiog sielos energijos dalis teka per gyvūnų kraują ir čia toksai labai didelis dalykas, žinai. Tai va, ir per tos suvokimus pradėjau nebevalgyti mėsos ir daug kas susitvarkė, žinai. Tikrai daug kas susitvarkė, ypač tas kraujas šlapime, žinai. Tai va, o dėl ko taip yra, kaip aš dabar suprantu, yra pas mūsų rūgštinė terpė ir šarminė terpė. Šarminė terpė, kai kūnas neserga ir nežino, kas yra ligos, o rūgštinė terpė yra, kai žmogus susirūgština ir pradeda sirgti visokiausiam ligom, žinai.
Tai va, tai va, taip ir yra, ir sutvarkiau savo rūgštinę terpę ir sutvarkiau visas problemas sveikatos. Nu, dar buvo dar vienas lygis, ką reikėjo sutvarkyti ezoteriniam lygiai, iš ezoterinės pusės, žinai. Ir tą irgi sutvarkiau ir kokią dieną papasakosiu. Tai va, ir kas dar, kaip ir viskas, gal nebe, jau turbūt visą arbatą išgėrėt, tai gal ilgai nebesitęsiu. Tai va, tai va, taip ir sutvarkiau visas problemas ir turbūt viskas, jo. Gerai tada. Tai šiandien tiek. Malonu buvo su visais pasimatyti. Linkiu visiems būti sveikiems, turtingiems ir laimingiams. Einam į priekį kurti geresnio pasaulio. Sveikinu visus. Iki.